mes esame iš Antašavos, esame jaunimas Antašavos. Čia mes sugalvojom tokį projektą, mūsų vadovė Vilma mums pasiūlė pafilmuoti Antašavos miestelį, tiesiog parodyti kitiems žmonėms, koks čia gražus ir fainas kampelis. Sužinojome, kad galima gauti finansavimą iš Gintaro Steponavičiaus fondo. Pasikviečiau jaunimą ir sugalvojame parengti projektą apie... Projektas mūsų vadinasi Pažvelk į Antašavos apylinkės pro objektyvą. Apie ką? Plačiau papasakok. Apie žymės vietas Antašavos. Ir apylinkės. Apie muziejus, dvarą. Mes norim parodyti, kokie mes iš tikrųjų esam aktyvus ir čia irgi nėra toks žuvęs jau miestelis kažkoks. Čia niekas nieko nedaro. Tik užsiminiau mokykloje, kad galima rengti projektą ir jaunimas pats atėjo dar ir atsivedė draugų iš tikrųjų. Sakė, kad esat labai aktyvus, visur vis prisidedat. Kodėl vis dalyvaujat visokiuose renginių organizavimuose? Kad jų daugiau čia vyktų, kad įdomiau būtų mums, turėtume ką veikti. Man iš tikrųjų labai patinka, kad tai sujungia žmonės, mes galim bendrauti, mes daugiau laiko praleidžiam kartu. Tai projekto sudedamosios dalis tai yra išklausoma paskaita apie filmavimą ir montažą, toliau bandymai filmuoti, bandymai montuoti ir galiausiai įvykdomas pats filmavimas, sumontuojama visa medžiaga, kuri gaunama, pagaminamas filmas ir jis įrašomas į DVD diskus. Kur čia būtų galima fantastinį filmą nufilmuoti? Prie dvarų, nebent. Kas čia dvare galėtų vykti? Kažkas apie praeitį. Jo, ėmėmės tam, kad jaunimas vasarą turėtų kuom užsiimti, kaip praleisti turiningai laisvalaikį, skatinti jaunimo užimtumą, išmokyti jaunimą galbūt naujų veiklų. Nufilmuosim tai, kas yra svarbiausia, parodysim, kas yra svarbiausia, po to kursim gal toliau kažką.